Sveiki. Pakalbėsim šiandien apie vektorius. Jeigu taip konkrečiau, pasižiūrėsim, kaip galima surasti kampą tarp vektorių. Tai pradėkim nuo to. Kaip žinome, vektorius yra kryptinė atkarpa. Ji žymima tiesiog vektorius su rodikle, kur yra kažkokia pradžia ir pabaiga. Ir tiesiog raidė, pavyzdžiui, A su rodiklėlė tokia viršuje. Tai turbūt žinote už šitą dalyką. Toliau, kartais reikia surasti kampą tarp vektorių. Ir tarkim, jeigu mes turim du vektorius, kurie išeina iš vieno taško ir mes juos pažymim raidėmis. Tai tą kampą tarp vektorių galim surasti pasinaudodami formulę. Kosinuso ieškom kampo tarp vektorių A ir B ir mes turim tokią formulę. Skaitiklyje trūkmenos yra vektorių skaliarinė sandauga, o vardiklyje yra tų vektorių ilgių sandauga. Mes taip ir pasirašykim, kad viskas čia būtų aprašyta. Tai va, gerai, dabar pabandysim panagrinėti pavyzdį. Pavyzdys, ar ne? Yra duota vektorių skaliarinė sandauga A kart B lygu 29 ir ilgiai yra duoti tų vektorių. Tai čia turim tokį gan paprastą pavyzdį, kad tiesiog mes sustatysim skaičius ir pabandysim suskaičiuoti. Kartais gali būti tokių uždavinių, kad reikėtų ir tą skaliarinę sandaugą susirasti pagal kažkokias koordinates ir panašiai. Tai va. Ir čia reikia surasti kampą tarp tų vektorių A ir B. Ir dabar sprendimas. Taigi, pasirašom, kad kosinusas kampo tarp tų vektorių A ir B yra lygus, kaip ir sakiau, susistatom skaičius. 29 bus ta skaliarinė sandauga, o daugiau ilgiai. Ne? Tada, ką mes padarom, tai tos 58 įsiskaidom į 2 kart 29, daugiau visą kitą paliekam. Toliau, tuos vardiklyje visus skaičius susirašom po vieną šaknim pagal šaknų savybę. Toliau, 29 ir 29 yra kaip sandauga, tai tiesiog galim iškelti prie šaknį vieną iš tų skaičių pagal šaknų savybę ir tada mes galim iš karto suprasti. Čia žaliai pažymėta, kas gaunasi, kai suprastinam. Toliau, tai reiškia lieka vienas padalintas iš šaknies iš 2 ir gauname, kad čia reikėtų panaikinti dar iracionalumą trūkmenos vardiklėje, tai vadinasi mes tiesiog padauginam iš tokios pat šaknies vardiklį ir dar padauginam tuo pačiu skaitiklį, nes negalime pakeisti sąlygos ir vat iš to, kad padauginam tas dvi vienodas šaknis vardiklyje, reiškia gaunasi tiesiog dvejetas, o daugiau skaitiklyje gaunasi lygiai tas pats, kas ir buvo iš esmės, nes vienas kart šaknis iš 2 yra šaknis iš 2. Taip, ir dabar tada jau galim dabar tą kampą susirasti, nes jau tą kosinusą mes susiradom ir tiesiog taikom kaip atvirkštinę kosinuso funkciją ir turime čia šaknį iš 2 padalinta iš 2 ir gaunam, kad tai yra lentelė, kažkur pasižiūrim, jeigu neprisimenam ir gaunam, kad kampas tarp tų vektorių bus 45 laipsniai. Na, dar parašykim atsakymą, kad tai yra 45 laipsniai. Tai va, tai toks paprastas pavyzdys, kaip reikėtų surasti kampą tarp vektorių. Aš manau, kad viskas čia turėtų būti aišku, bent jau šituo atveju. Manau, kad panagrinėsim tikrai dar sudėtingesnių uždavinių ir tikiu, kad viskas bus tvarkoj. Tai va, tai tiek šiam kartui. Sėkmės, susitiksim kitam video.